Ką šiandien deginsim? Ant laužo! Ir tu papuolė mergaitė ir aš matau, kad kai kuriuose momentuose tu nejaukiai jauties. Aš dabar nejaukiai jaučiu. Aš nežinojau. Aš tau įrašysiu, perduosiu, galėsi prieš miegą žiūrėti. O jo tėtis, jau turbūt gal ir supratot, kažkas yra garsus dainininkas Gytis Paškevičius. Juokinga tame, kad ta laisvė tokia yra privaloma, pavyzdžiui... Aš tai pradžioje galvoju, kad jisai melsis tam laisvę gal. Vėliavas. Ar aš kažkam trukdyčiau, vad nesikeldams tos vėliavos? Visų pirma, tos vėliavos tu tikrai neprivalai keltis, nes tu tikrai neturi savo nekilnojamo turto. Ir tu gyveni pas tėvą namuose, kambarys. Tai vat čia yra va toks vat paradoksas, kurių yra milijonus. Ir negerbiama Gyti pisės yra, kad eik į mašiną, aš nekiek, ta prasme, Eik savo tos noris mašiną. Čia vat kas būna, kaip per daug folijos, gal nešioji praplinkai. Susitinka sąskrit ir visi sapnikės trina vieną. Tiesiog pakrauna taip. Taip. Jūs sukūrėt mamą apdovanojant, jūs save apsidovanojat. Turite tokį blogio imperijos vadovo vaibą. Dėdė pulinys toksai. Jo. Tai aš į tave žiūriu kaip ne tavo čia vieta, kur tu čia papuolė. Kur tu čia papuolė? Jisai bišį kabina, žinok, man rodo, jisai biškė. Jo. Žinot, kaip buvai ten kokių 14 metų, kažkoks keistas dėdė tėvų draugas atvarė. Syskas užaugo. Ir toks... Klausysi šitą video, tavo gyvenimas palinkėjais, mergaitė. Nes aš tau dursiu į tavo širdutę, aš tau sakau, kad... Atsiprašau, Dominikai. O ištaškis dabar ta širdelė priims Maros tiesiogiai, žinok. Na, jo. Jis gal jo, atsargiai, žinok, jisai jau prie namų lausia. Įrūdį širdelė, davai, pisamės. Siūsdamas linkėjimus Dominikui, žinau, kad žiūrėsi, noriu to pasakyti, kad ir kaip tu nemėgsti Ukrainos, galvoju, kad tas karas yra neteisybė, bet Vilniuje šiuo metu yra surinkę žmonės, kurie juokiasi iš tavęs tiesiogiai ir aukoja Ukrainai. Tai kad...